Labas rytas visiems ir kad tas rytas būtų toks gražesnis, gal trupučiuką į akis taip jau šviečia. Ačiū. Kad tas rytas būtų toks šviesesnis, tai tiesiog gal aš jį pradėsiu ir nuo poezijos. Bet pradėdama, tai kaip visi prisistato šiek tiek, tai aš net nežinau, miela Elvyra, ar jums dėkoti ar papriekaištauti, kad jūs mane taip pagavot ir įtraukėt, būtinai padaryk tą dalyką, nes kai mudvi kalbėjom, tokie gražūs šviesūs prisiminimai ir man atrodė, kad oi, tai kraštotyroj, jau čia pasišnekėsiu su mūsų ramoviškiais ir mes čia atskleisim tą kraštotyrinę pusę, bet po to, kaip supratau, labai įdomus dalykas. Kraštotyra eina aplink Vaidotą. Jo tėvas Stasys Daunys, kiek daug nusipelnęs, jo sesuo Vita Daunytė Braziulienė, Rimantas Braziulis, ansambliai įvairūs ir visi kiti. Ramuvos fotoalbumuose yra keletas nuotraukų iš Tauragno ekspedicijos, kur visi dainuojam ir ten Vaidotas, kaip mūsų garsiosios dainininkė Gražina Meilutytė, Dalia Survilaitė kažką specialiai Vaidotui dainuoja, nors jos jau ten baigusios, o jis tik tai po pirmo kurso, ta kartu ir lituanistinė praktika. Na ir žiūrim, mūsų tautosakos rankraštinę, irgi vienintelis rinkinys Vaidotas Daunys ir Robertas Petrauskas Tauragno ekspedicijoje užrašė 62 vienetus tautosakos, abu vaikinai labai gražiai iššifravo, vienas šifravo tekstus, kitas matyt dirbo su magnetofonu ir užsirašinėjo pastabas, matosi iš tų, viskas, klausiu mačiekų, sako, peržiūriu ekspedicijų sąrašus, Vaidotas buvo vienintelėje Tauragno ekspedicijoje. Bet kažkodėl aš jį atsimenu mūsų istorijos fakultete, pakviesti pirmakursiai iš filologijos fakulteto, Kapelytė groja per mūsų mediumą ir Vaidotas groja basedlę. Kur dabar tą nuotrauką nepasakyčiau, būna tokie laikai užfiksuota atminty, bet to nėra. Ir kažkokie tokie trumpi susitikimo pašnekėjimai visada ir yra per tą kraštotyrą, bet paskui suprantu, kad vėliau jau mums išėjus iš universitetinio to laiko, jau ir mūsų tuose pašnekėsiuose susitikimuose, pavyzdžiui, kada kažkodėl žurnalistų sąjungoje suformulavom Sauliui Žukui baltasias lankas. Kaip buvo Vaidotas galvoja kažką va tokio, kas būtų čia raštą, labiau pritrauktų, kažkaip tai aš čia vieną patarlę, kitą, yra ir baltos lankos juodos avys, kas išmano tas jas gano, ir atsiranda tos baltos lankos. Tada pradedu suprasti, kad Vaidotas šitoje aplinkoje, būtent čia labai atitiktų tada tradicijos kaita ir sąveiko su visomis kitomis mūsų kultūros šakomis. Jis tiesiog atsirėmė nuo tos mūsų tradicijos, bet ėjo daug plačiau ir per europinę tradiciją, ir per pasaulinę, bet ją prisijaukino. Vis dėlto pradėkim nuo tos jaunystės, nuo pirmosios knygos. Užmirštu, kaip savo gyvenimą senovinėje graviūroje. Visa, kas lydi mane, čia pat ir palieka. Yra 4 metų laikai, kurie viską apglėbia, ir yra metų laikas, kuris apakina mano akis. Saulės laida atsispindi pušų sakuose, o pakelės akmenį atsispindi diena. Tai paskutinis gyvenimo mirksnis, nes visa, kas bus, dar bus. Vaidotas Daunys, Metų laikai, pirmoji knyga, 1985 metais išleista, eilėraštis Kelionė vieškeliu vasarą. Va šitas eilėraštis man irgi duoda būtent tą kraštotyros ekspedicijų refleksiją. Bet šita refleksija perteikta eilėraštyje jau yra visai kitas dalykas. Vėlgi, Jonai sakė, kad paslaptinga ta mano tema, bet aš
tame paslaptingume tiesiog ir buvau. Su Elvyra kalbėjau, sakau, reikia susirasti, buvo tokia vienu metu mums labai svarbi trijulė, 3 poetai, kūrėjai, kurie kartu keliavo, Vaidas, Valdas ir Vladas. Daunys, Kukulas ir Braziūnas. Iš jų 2 jau nebėra, bet irgi tas buvo pralėkė, matyti, kaip jų jaunystė ir nėra kažkur fiksuota, nors Vaidoto 6 dienoj Valdas Kukulas yra prisimenta, kad Valdas Kukulas sakė, kad žmogus kaip rašmuo, kai nebelieka žmogaus, argi jo rašmenys išnyksta. Ir pereinama prie kito dalyko. Vilniuje prie Neries, prie pat kranto, susmegęs į žemę guli akmuo. Dalis rašmens, kurį kadaise nežinoma ranka jame iškalė, dar matyti, ten galima įskaityti ir alfos, ir omegos užuominas, užskliaustas apskritimu. Štai ir rašmuo, gamtoje, kai jį palytėsime delnu, kai iš gomurio ištarsime, kai perskaitysime, tuomet ir pats Vilnius galbūt pasirodys esąs atrakintas. 93 metų rugsėjo 21 diena. Pirmieji metai eina, kai Vaidotas Daunys Lietuvos ryte turi savo skirsnelį 6 diena. Ir kągi apie tą 6 dieną jis pasako. 6 dieną Dievas sutvėrė žmogų, bet 6 rytą jisai pakirdo patsai iš savęs, nubudo ir pradėjo tai, ką pradėjo. Viešpats pašaukė, balsas, kuris atsiliepė, buvo žmogaus. Taigi atsiliepia žmogus ir toje 6 dienoje, kaip matome iš viso to rinkinio, labai dėkinga su Arvydu Juozaičiu, kad jis iš karto surinko, padarė, bet tą rinkinį, kai paėmiau į rankas, galvoju, tiesiog jį reikia turbūt skaitmeninti ar kažkaip tai tokiais leisti, bet galbūt tokiais dalykėliais, ką aš čia truputėlį ir jums pateiksiu, tokie atsiliepimai. Vieną kartą skaitai turbūt vieni atsiliepimai būna, kitas kartą skaitai galbūt kiti atsiliepimai. Ir į šitai mano toks atsiliepimas yra, kad atsiliepiame todėl, kad prisipažįstame esą atsakingi už viską, kas mums įduota gyvenimo kelioniai. Ir štai, čia nemažai buvo kalbėta, man atrodo, iš programos matau, kaip tai, kas įduota gyvenimo kelionė, išnaudojo Vaidotas Daunys, tiesiog kūrė ir tą 6 dieną, ir krantus, ir regnum, ir tą, sakysime, būtent labai gražų palikęs šeimos gyvenimo pavyzdį, kadangi šiemet Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metai, man savaime nejučia atėjo toks palyginimas. Čiurlionis irgi dėjo viską ir pradėjo kurti pasaulio sutvėrimą. Reikėjo. Paskui sakau, o Viešpatie. Taigi abu kūrėjai išėjo panašiai tuo pačiu metu. Matyt, per stipriai dirbo ir per greitai išeikvojo ir Viešpats pasakė, ačiū, tarne, jau, sakysime, padarai, palikai kitiems, palik vietos kitiems tą daryti. O jis, kaip ir tame šventajame rašte, pasako, kaip šventajame rašte, esu nenaudingas tarnas, padariau, ką turėjau padaryti, nes 93 metų lapkričio 20 yra tokia žinutė. Parašyti laišką. Tai beveik tas pats, kas sukurti valstybę. Iš kogi valstybė kuriama, jeigu ne iš mokėjimo kreiptis vienam į kitą. Nepriklausoma valstybė nieko kito taip aiškiai neliudija, kaip žmogaus sugebėjimą būti laisvam. Žmogus tikrai yra laisvas, kai moka kreiptis į kitą. Praleidžiu, parašyk man laišką, sako ji. O aš rašau tik 6 dieną. Taigi 6 diena yra laiškai mums. Viena iš pirmųjų 6 dienos laiškelių 92 metų lapkričio 7 dieną tokia refleksija. Vėlinių dieną sutikau kapinėse senyvą žmogų. Stovėjome po audros išlaužytais medžiais,
Labai paprasti buvo to kaimo žmogaus gyvenime daug kentėjusio žodžiai. Žmonės tarp savęs nesutinka, dėl to ir gamta nerami. Argi, sakysime, užeina tiesiog tos bangos, mes ir šituo metu pasirodo tikrai, kaip pergalvo mūsų kalbėjimuose, mes dažnai ir kalbėjom apie tai. Kodėl mes tarp savęs nesutinkam, kodėl gamta dabar taip siūbuoja, kodėl mes nežinom, kas rytoj, koks oras bus, koks po pietų oras, lygiai taip pat nežinom, kad čia, ką šiandien kalbėjęs žmogus pasakys rytoj, ar tą patį, ar visiškai tokį. Taip. Ir dėl to, kad mes turbūt esame gerokai įsiblaškę ir vėlgi čia mačiau, kad vakar jūs turėjote gražų vakarą, labai apgailestauju, kad negalėjau dalyvauti taip pat laisviau, nes pas mus lygiagrečiai eina irgi labai svarbi konferencija ir turiu daug ten pavedimų tokių. Bet pagalvodama apie arfą, labai gražiai yra parašyta, kai Vaidotas stebėjo 1993 metų vasaros Baltikos festivalį. Ir didžiausias įspūdis – keltų arfininkas Mirtchinas, Remi Šovė, yra vienas iš tų įkvepiančiųjų, tų pačių įkvėptasis. Jam skambinant ir debesys linko tuo pačiu ritmu ir nukritęs ant akmeninių grindų puodelis kelis kartus skambtelėjo, prisitaikydamas prie sinkopių ir nesuduždamas. Žemutinės pilies griuvėsiuose tai buvo vienas įspūdingiausių reginių, turint galvoje, kad tai buvo ir pirmutinė griuvėsių iniciacija. Mirtchino muzika kalbėjo apie tai, kaip yra įkuriamas miestas iš ritmo, kuris primena žmogui, jog balso šaknis ir pamatinis praeities akmuo yra susieti giminystės ryšiais, kaip keltai susieti su baltais. Ir po to jis prideda toliau, apžvelgdamas antrasis koncertas, skirtas baltų kultūrai, buvo daugiau eksponatinis nei gyvas. Ir toks pamąstymas, jeigu visą vakarą būtų skambėjusios vien sutartinės, tuomet gal gyvesnė būtų buvusi ir sakralioji erdvė. Mes ir tada skaitėme. Galbūt vieni labiau įsiskaitė, suprato, bet būtent per visą šitą nepriklausomybės laikotarpį sutartinių renesansas labai ėjo ir labai skleidėsi ir atėjo laikas, kai sutartines įrašėm ne tik į savo, bet ir į UNESCO kultūrinį paveldą. Ir kaip žinome, kad dabar lapkričio 16 dieną, kada buvo įrašyta į UNESCO, jau esame ir Lietuvos valstybiniu mastu įrašę kaip atmintiną dieną, kuri mus kviečia visur, kur esame, giedokime sutartines. Gal ne visi išgiedosime taip, kaip 3-4 ar aukščiausios profesionalios, bet paprasčiausia kokia nors sutartinė, kad katinėlį, juoda ausėlį, ar tau gražu. Vaikams. Ir vaikams labai gražiai ir ant tų sutartinių vaikai auga dabar. Vėlgi balsas iš anų metų, iš ano amžiaus netgi, vis sakau 1900, ir balsas į dabar. Tuos amžius Vaidotas irgi sugebėjo sujungti ir mes matome, kai sudėta viskas, visa 6 diena, kas buvo svarbus jo autoritetai, aš čia jau nekalbėsiu apie daugelį, bet būtent ir šitos knygos įklijoje įdėtas eilėraštis Dantei. Ir Dantė daug kartų yra paminimas ir štai kodėl. Prisiminimas. Yra graži legenda, tai yra tautosaka, gal ir nepatvirtinta, bet gražu. Moterėlė sakė viena kitai, parodydamos į patamsėjusį poeto veidą, štai tas, kuris buvo pragare. Tos moterėlės visai nesąmoningai pasakė apie Dantę viską, kas yra esmingiausia. Net ir po 700 metų žmogus sprendžia tą patį aktualųjį klausimą. Kaip pereiti, kaip išlikti, kaip rasti tą šventąjį taką savajai pėdai,
kuriuo eidamas ištesėtum savo pažadus gyvybei ir tiesai. 93 metų gegužės 1 diena. Tų pačių metų gruodžio 4 mes matom pamąstymą tą pačią kryptimi. Ginti kiekvieną tautą, kurią kažkas, gamta ar civilizacija ketina pasiglemžti. Kas gali būti aiškesnio už šitą aiškiai paprastą žmogaus sąžinės paliepimą? Ar nereikėtų mums šitą mintį įsitraukus, kada tikrai diskutuojam, kaip vyksta karas, ar tie aplink mus, kas vyksta, yra už ir prieš, ir šalininkų tos pusės už, argumentas tikrai gali būti, kaip pasakė Vaidotas Daunys. Tos pačios problemos tęsiasi ir iki mūsų dienų. 93 metų irgi gegužės mėnesį vertėjas, literatas Edvardas Viskanta šventė 90-asias gimimo metinės ir Vaidotas, aprašydamas tai, tiesiog akcentuoja, jam tai įstrigo, kad Viskanta net 3 kartus pakartojo klausimą: ar jūs atleidžiate Salomėjai Nėriai? Po pauzės dar klausė. Ir po to jau pats pasakė: reikia atleisti, nes jinai būdama ten parašė: aš keliais į tave pareisiu. Vaidoto mintis tęsiasi. Lietuva buvo po nuogu dangum ir jokia aura jos tarytum nesaugojo. Bet ar tikrai nesaugojo? Kiekvienas skausmo ar vilties atodūsis, kančios ir tikėjimo prisipažinimas buvo tai, apie ką mes dabar galėtume pasakyti: žvakė degė. Štai ką mums reikalinga ta atmintis ir kada mes, nors ir tą menką anot Vaidoto prisipažinimo žodį, skausmo ar vilties atodūsį, turėtume priimti kaip tą nors ir mažą žvakės liepsnelę mūsų paieškų tamsoje. Šitą jis papildo Kazimiero Vasiliausko citata, pasakyta per žurnalisto Vito Lingio laidotuvės arkikatedroje: yra nelaimių, kurios mus ištėrė, kaip ugnis auksą. Kaipgi ištėrė, pamanytume, ir su Vaidotu Dauniu galėtume atsakyti: grožis atperka tai, kas gyvenime niekinga. Niekingas gyvenimas siekia panaikinti grožį, paniekinti grožį. Mums tiesiog reikia apsispręsti, kuo labiau tikime. 94 metų gruodis. Kitas pamąstymas: norintieji įrodyti laisvę paverčia ją ideologiją. Norintieji įrodyti poeziją paverčia ją tekstu. Tačiau poezija gali kur kas daugiau pasakyti apie tekstą, negu tekstas apie poeziją. Panašiai ir laisvė gali daugiau pasakyti apie ideologiją, nei ideologija apie laisvę. Matome šių dienų sankirtoje ideologinį diskursą, su kuriuo nesutinka visa laisva mūsų jaunoji karta. Ir baigdama, nes jau 20 minutė eina, įsirašiau labai gražią citatą iš 93 metų rugsėjo. Kristus kilo ne iš rytų, ne iš vakarų. Jis kilo iš kryžkelės, iš dulkės kryžkelėje. Todėl jis yra visa apmantis ir kukliausias mūsų meilės ir gailesčio realybėje. Jonas Paulius II šiandien atvykęs, tai buvo į Lietuvą, irgi deda savo pėdą ne kur nors kitur, o toje pačioje kryžkelėje. Todėl vargu ar galima sakyti, kad popiežius atvyksta į gilaus katalikiško tikėjimo kraštą. Jis atvyksta į kraštą, kuriame gyvena tikintieji, nusivylusieji, laimingieji, pasmerktieji myriop, turtingieji, vagys, dorieji, sektantai, saugumiečiai, patriotai, krikdemai, komunistai, kunigai, poetai, ateistai, krišnaitai, lenkai, lietuviai, katalikai, apsišaukėliai, fariziejai, fliuksininkai, pagonys, rašto žinovai, daugtaškis. Jis deda pėdą kryžkelėje, o mes pasitinkantys
stovime kryžkelėje. Ir 95 metų birželio 24 dienos įrašas. Būti tiesiog žmogumi, būti tą pačiu savo, gyventi sankirtoje, kurioje švysteli begalinis būties aiškumas, apšviesdamas lauką, kuriame gyveni ir kuris yra tavo prasmė. Trumpiausioji naktis, aiškiausioji prasmė. Vaidotas užklausė, yra Letos, užmiršties upės vanduo, o koks vardas to vandens, kuris mus visus atsimena? Nežinau, parašė jis. Atsakydama į tai, sakau, Vaidotai, aš irgi nežinau. Bet visai neseniai per Marijos radiją girdėjau skaitomą skirsnelį iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai, 8 diena. 6 dieną sutvėrė žmogus, 7 Dievas ilsėjosi, o 8 atėjo pažiūrėti į savo tvarinius. Ir kiekvienam kažką pašnibždėjo. Ką? Myliu tave. Ačiū. Ačiū. Aš manau, kad pranešimas tai kaip ir buvo labai taip tinkamai sudėliotas ir kadangi jo antroji dalis bandymai atsiliepti į būtąjį laiką, vakar dieną buvo jau būtasis laikas, tai šiandien tavo prisiminimai ir per analizę tekstų daunį buvo į vakar, į būtąjį laiką toks atsiliepimas. Bet va tas mane, kur aš sakiau pradžioje, man paslaptingas, kas ta 8 diena, ta pabaigoje, paskutinis sakinys ir atsakė tą arba prakalbai apie pirmąją pranešimo pavadinimo dalį. Tai yra kas, tai yra 8 diena, kuri man ir kėlė tokį paslaptingumą. Tai va, tai manau, kad gal kažkas tai dar norėsite paklausti, ar kažką tai dar ištarti, kokį tai žodį, o prašau. Labai dėkoju už įdomų pasisakymą, jautrų perskaitimą, įsigilinimą, nežiūrint to, kad jūs dalyvaujate ir savo instituto konferencijoje. Ir atkreipimą dėmesį, bet būtent į kraštotyrinį tą aspektą, kuris Vaidotą visą laiką lydėjo, nes tėvelis etnografas buvo ir mokslininkų tarpe žinomas, jisai tyrinėjimus atliko ir taip pat Vita ansamblėje dalyvavo su vyru, ten ir susipažino sesutė jo. Ir pats Vaidotas, Lina Brogienė, jo bendradarbė metuose, kai jis dirbo Vaidotas, minėjo, kad jisai padainuodavo, gražų balsą turėjo, bet ir Raimonda, jo našlė, vakar šnekėjo, kad muzikalus buvo labai. Tai vat ir tas liūdnumas, ir tas graudumas jo, ir suaktualinimas jūsų minčių labai mums aktualus, šiandien labai prasmingas yra. Ačiū, ačiū. Na, gal dar kažkas tai turite kokių minčių? Nes aš tai jau neturiu ko, sugrąžino nuo 79 metų ekspedicijose, tai tiek visko matyti, tiek visko sakyta. Taip, kad galim kartais... Gyvenimo didelė dalis praėjusi. Ir supainioti, kur kas buvo. Kur kas buvo. Nes man irgi atrodė, kad Vaidotas galėjo būti ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Tiesa, tada jau čia turbūt post scriptum prisiminsiu tokį linksmesnį atsitikimą iš Ramuvos laikų, nes šiaip jau tai Rumšiškėse mes diplomantų palydas darydavom, o krikštynas Fuksų tai labai įvairiai. Ir keletą metų buvo Ignalinoje Pakretonės malūne. Na, aš jau buvau ką tik baigusi, pradėjusi dirbti, bet jaunesnieji bičiuliai paprašė, kad vis jau tas krikštatėvių tą luomą paegzaminuoti visus. Ir atvažiavome Pakretonės malūną, o ten labai gražiai tokios viškos aukštai.
yra Balkiai ir ten įtaisė aukštai jau beveik po stogu krikštatėviams, jau tiems egzaminatoriams vietą. Tada aš pagalvojau, sakau, labai puiku, čia yra tas perdengimas sija, per tą siją reikia permesti virvę ir lentą ir ant tos lentos pasodinam naujoką, užtraukiam iki krikštatėvių lygmens ir mes jį egzaminuojam, jisai jau turės viską sąžiningai iškloti. Ir štai pažiūrėkite, krikštatėvis šalia manęs buvo Vaidotas Daunys, antrakursis tik tai. Vadinasi, jau kaip asmenybė patraukė ir visi jau norėjo jį traukti prie savęs. Ir mes abu, Vaidotas labai rimtai, aš tai aišku, kaip savo būdu, vieną po kito egzaminuojam, užtraukiam tokį pašišiaušusį berniokėlį. Na ir svarbiausia susipažinti. Aš griežtai sakau vardas, Klaudijus, pavardė Driskius. Aš jam sakau, tu čia dabar nebejuokauk, čia dabar rimtai atsakinėk. Jis pasimuistė, sako, kad rimtai, o Vaidotas žiūri, sako, tikrai tokia pavardė yra. Nežinau, Klaudijus ar atsimintų tą tokį, bet iš tiesų iš tų gyvenimo trupinių tokia graži mozaika susideda ir esam visi kartu ir tada turim atsiliepti tos 8 dienos žodžiu. Jeigu myliu tave, tai ir atsimenu. Gerbiama Gražina, aš pas tavęs irgi tiesiog sėdėjau suskambėjus, kiek galima rasti žmogaus veiklos, mūsų universali tokia asmenybė, pasirodo, ir man daug kas buvo čia nauja, ką jūs pasakėte, nes aš taip viešai nepasakiau, galbūt ir išsakoma, kiek dar galima daug atrasti ir kiekvienoje asmenybėje. Ir šiuo atveju Vaidoto Daunio, esu labai dėkinga jums, kad jūs praskleidėte dar vieną pusę šito mūsų visų gražių pokalbių. Ačiū, miela Raimonda, o aš jums taip pat dėkoju, kad panašiai kaip Sofija Kymantaitė Čiurlionio atminimą saugojo ir būrė tuos, kurie tam atminimui atsilieptų, kad jūs taip labai gražiai ir kad ir bičiulių rate, ir šeimoje. Ačiū.